Ačiū visiems už įžangą. Mariaus pranešimas tikrai buvo puikiai įžanga į tolesnę mūsų diskusiją. Šią diskusiją taip pavadinom galbūt šiek tiek ir verkšlelančiai, ar ne, galima pasakyti. Problema be išeities. Bet iš tikrųjų turbūt šios diskusijos tikslas yra visgi apsikeisti mintimis ir matymais, o kaip mes tą ambiciją ar tikslą, kokiu būdu mes jį pasieksime, ne? Ir kokiais dėmenimis, kokiais sprendimais ir kada tie sprendimai turi įvykti. Tai vėlgi, kadangi tai yra diskusija, tai jinai neturi būti tik mūsų 4 diskusija. Jeigu yra noras užduoti klausimą, noras pasakyti galbūt ir savo matymą, tai kaip ir sakiau renginio pradžioje, renginys tikrai yra demokratiškas ir tam yra visos galimybės. Rodykit ženklą. Mes čia sėdėdami ant šitos scenos tikrai esam šiek tiek apakinti šviesų. Ir jeigu nematysim jūsų keliamos rankos, tai tikiu, kad matys kažkas kitas ir visgi gebės parodyti ir kažkaip suindikuoti. Tai jeigu tą pačią sekundę nepamatysim, nepykit. Na, o pirmasis klausimas, nuo kurio noriu pradėti, turbūt ir kviečiu visus pasisakyti, turbūt kaip čia. Na, įvertinkit, kaip jūs matote, kur mes esam, ar ne, kaip tą situaciją jūs šiandien vertinate, kokia ji yra ir koks tas status quo, nuo kurio mes atsispiriam. Vėlgi, turbūt viena galima būtų sakyti drama, viskas labai blogai, ar ne, kelių būklės indeksas, kurį Marius nubrėžė, gali judėti link 50. Ar ne. Tiltai, nesvarbu, kad per 4 metus sutvarkyta, jeigu neklystų skaičiais, ar ne 124 ar 125 tiltai, praeitos kadencijos pradžioj kritinės būklės tiltų buvo 88. Buvo mažiau negu 100, sutvarkyta daugiau negu 100, bet turime vėl daugiau negu 100. Tai vėlgi, ta bendra emocija, tas bendras jausmas turbūt yra toks. Lygiai taip pat rinkoje, ar ne, nežinau, galbūt leisiu savo taip čia vaizdžiai pasakyti, bet valstybei tai be abejo yra labai gerai, ar ne, nes pirkimuose dalyvauja daug dalyvių, visi siūlo tikrai gerą kainą, ar ne, bet tam tikrą prasme rinkoje šiandien yra bado žaidynės, tam tikrą prasme, ar ne. Visos bendrovės per tuos 2-3 metus yra tikrai ūgtelėjusios, paaugusios, ar ne, investavusios į techniką, investavusios į vadybą, subūrusios tikrai stiprus darbuotojų brandulius. Ir natūralu visiems reikia darbo, reikia veiksmo. Tie patys šalia esantys sektoriai, ar ne, geležinkeliai, visi suprantam, Rail Baltica yra labai svarbi ir tikrai didina bendrą rangos darbų kiekį Lietuvoje, bet vėlgi tas projektas nėra dar tiek įsivažiavęs, kad jau būtų pilname savo įsibėgėjime. Tai vat kaip jūs šiandien vertinat situaciją, kurioje mes esame, kaip jūs ją apibūdinat, koks tas status quo šiandien. Tai leidžiu lengvai, kaip čia, vėl demokratiškai pradėti, nežinau, koks čia turėtų būti protokolas, bet kam norisi, kiekvienas jo galim paimti mikrofoną ir pradėti. Nežinau, pagal etiketą, ar galiu pradėti, ar aš, ar ministras, ar ekonomikos komiteto pirmininkas. Visi jungti turėtų būti. Tai gal tikrai jungtas? Tikrai. Gerai. Tai gal aš pradėsiu, bus paprasčiau pirmam pasakyti, paskui jau pasiklausyti ir linksėti arba ne. Labai norėčiau meluoti ir sakyti, kad viskas yra gerai. Jeigu viskas yra gerai, tai šiandien mes čia, jeigu ir būtume čia susirinkę, tai nediskutuotume, ko nors švęstume greičiausiai. Jeigu viskas būtų gerai. Bet viskas nėra gerai. Ir nėra gerai matyti dėl to, ką paprastai mes įvardinam, nėra gero sisteminio prieimo. Jeigu jis būtų geras sisteminis prieimas, greičiausiai mes bandytume kalbėti tada apie kitus dalykus. Puikiai aš, ne tai, kad įsivaizduoju, aš žinau, kad jeigu įmonė, įstaiga arba organizacija veikia gerai, sistema veikia gerai, į ką pradedat kreipti dėmesį, ne? Į komunikacijos tobulinimą, į procesų tobulinimą ir panašiai. Šitoje vietoje mes, sunku mums kalbėti apie procesų tobulinimą, mums reikia
tiesiog reikia labai daug pinigų. Tai įvairiuose formatuose, kiek reikia pinigų, esu girdėjęs įvairių. Kiek milijardų? 5 milijardai, 6 milijardai, esu 15 girdėjęs ir 20 milijardų įvairių klausimų. Bet tą patį, ką sakiau pradžioje, verta vis tiek pakartoti. Jeigu yra gerai, tai yra gerai. Jeigu yra blogai, žinome, kad yra blogai. Jau viskas, brūkšnį nubraukėm, žinom, kad yra blogai. Kodėl yra blogai, išsiaiškinam, iš esmės žinom. Ir man atsakymas, kodėl yra blogai, iš esmės yra paprastas. Tai yra kiekvienais metais, Marius apie tai kalbėjo, bet matyti, jūs puikiai žinot, kiekvienais metais ta biudžeto dalis, kurie skiriama keliam, yra kaip tenderis, kaip varžybos. Ne? Kas paims daugiau, kam liks mažiau ir kas čia laimėjo, kas pralaimėjo. Tai kalbant apie kelius, ne pirmus metus, ne pirmą kartą ir jau ypatingai dabar, kiek čia virš mėnesio esu ministru, kiekvieną dieną praktiškai sakau. Kelias yra ne žmogus, kelias yra statinys. Mes statiniui ar tam pačiam keliui nepaveiksim jo politiškai, nepaveiksim jo kalbom, nepaveiksim jo maldom, užkeikimais ir panašiai. Jis yra tiesiog statinys, jis turi savo gyvavimo laiką ir savo eksploatavimo laiką. Jeigu mes jį eksploatuojam atsargiai, jis tarnauja ilgiau, jeigu mes jį drengiam, jis tarnauja trumpiau. Viskas. Bet prie jo gali susirinkti kiek nori politikų ir kalbėti, ką nori. Nieko nepasikeis nuo tų kalbų. Pasikeis kada? Kai politikai vietoj kalbų sutars, kad čia yra svarbus klausimas, jam turi būti skiriamos lėšos. Jeigu skiriamos bus lėšos kiekvienais metais tampant paklodę, man labiau reikia, duok man daugiau, bet man čia labiau ir panašiai, tai prie ko ir vedu. Kai kalbame apie žmonės, žmonės gali argumentuoti, žmonės gali įrodinėti, žmonės gali daryti įtaką ir panašiai. Statinys įtakos nedaro. Įtaką kada padaro? Kai važiuoja kas nors tiltu ir nedaug dievė tas tiltas sugriūna. O tada atsiranda įtaka. Jau tada viskas aišku. Tai jeigu sistema bus tokia, kaip yra dabar ir tęsis taip, kad kiekvienais metais pradedant kalbėti apie biudžetą ir formuojant biudžetą, kiekviena ministerija iš savo pusės, tampys, bus stipresnis susisiekimo ministras, patems į save daugiau, bus daugiau. Bet aš nenoriu, kad būtų šitaip, kad štai čia stiprus, čia silpnas ministras, stiprus džiaugiasi, silpnas verkia. Ne? Taip jau pasitaikė. Tai ar silpnas ar nesilpnas ministras, eina kalba ne apie ministrą, o eina kalba apie sektorių. Ir jeigu sektorius turi savo svarbą, reikšmę ir prasme, reiškia, mes turim žiūrėti ne į ministrą, ar jis stiprus ar silpnas, ir baksnuot paskui. Bus silpnas, pabaksnuosit, kaltas, nerado pinigų, ar nesugebėjo įtikinti. Bet sektorius tai nukentės nuo to. Tai tam, kad nenukentėtų sektorius, mano giliausių, didžiausių ir visais kitais įstikinimais, ir turime sukurti tokią sistemą, į kurią labai prognozuojamai eis pinigai, tie pinigai eis didesni negu yra dabar, tai bus mums geriau, nes mes tos pinigus galėsim panaudoti per jūs viešajam interesui. Tai yra ganėtinai paprasta, bet vieni, kad kitus įtikinti, aš manau, užtrukome nemažai metų, tai ne jūs reikia įtikinti, čia politikai vienas kitą turi įtikinti. Ir šiandien aš jaučiu, kad mes esame gerame kelyje ir kad kelių prioritetas yra ne tik šitos ministerijos prioritetas, bet ir šitos vyriausybės prioritetas. Tai labai noriu tikėti, kad bendromis pastangomis šita vyriausybė sukurs tokią sistemą, kurią galbūt labai daug metų pati ir nepasidžiaugs, bet kurios privalumus pamatys ateinančios vyriausybės ir labai tikiuosi, kad jos negriaus. O jum privalumas, tiesiai šviesiai ir paprastai kalbant, įneš daugiau pinigų ar viena ar kita vyriausybė, ar iš vieno ar, kaip sakant, vienu ar kitų metų biudžeto, jums bus tik tai geriau. Jūs galėsite gyventi prognozuojamai, daug ramiau, negalvoti apie tai, kad štai šitais metais smukimas yra finansavimo, ką mes darysime su esamai žmonėmis, esama technika ir panašiai. Galbūt vieni užsidarys, galbūt kiti konkurenciniai kovojai, kaip sakant, pralaimės ir subankrutuos. Niekam to nelinkiu ir nenorėčiau, kad tai būtų. Bet kad būtų prognozuojamumas, kad kiltų finansavimo
lygis ir kad sistema būtų pagaliau normaliai sudėliota ir tvari. Tai pagrindinis dalykas, ką aš kaip politikas norėčiau, kad būtų išspręsta. Žinot, mes turime Lenkus kaimynus ir daugelį metų važiuodami Lenkijos keliais mes šaipėmės arba ir kitaip, ir diskomfortą visi jutome. Ir kiek laiko te truko, kad jų kelių būklė tokia yra. Dabar važiuojame, galime džiaugtis ir kaip pavyzdį jau savo. Kas atsitiko? Politikai, ką ir ministras sako, sutarė, susitarė, turime krepšelį, neliečiantį, stabilų, aišku ir visom šalim suprantama, kad politikas nedarytų keičiantis vyriausybėm, ministram, įtakos būtent į tą krepšelį. Aš manau, kad mūsų šiandien tikslas ir yra užtikrinti tvarų suprantamą pagal skaičius, kiek yra įmanoma finansavimą ir prie jo daugiau iš tikrųjų neliesti. Bet kuriai politiniai jėgai, vyriausybei besikeičiančiai, tai visiems bus stabilumas, supratimas ir kaip Vijai Lietuvai ir jum kaip suinteresuotiem asmenim prognozė, matyti ne vieniems metams į priekį. Tad visiems tiek ir savo, ir matyti viso komiteto vardu jau galiu kalbėti, esame jau tas mažas arba tokias minkštesnės diskusijas jau turėję, tai supratimą ir su ministerija jau turime, diskusijų dar matyti ne vienų turėsime dėl teisės aktų priėmimo, bet tikiuosi ir viliuosi, kad tą, ką planuojame, kaip matome ir visi suprantame problemos esmę, tai sprendimo būdus stengsime surasti pačius tinkamiausius. Sistemiškumas, ką kalbėjo ir ministras, ir ekonomikos komiteto pirmininkas, yra turbūt svarbiausia dedamoji ateičiai. Ir kaip aš matau tai šiandien, matau pagrindus, kurie tam yra dedami. Dalyvauju komitetuose, tam pačiam Seime, Pasauliu ar ne, matau įžvalgas, kuriuos Seimo nariai nori įdėti į komiteto nutarimą. Tos įžvalgos labai paprastos ir aiškios. Fondas, priklausimas ne nuo politinės valios, ar ne, besikeičiančios vadovybės ar dar kažko. Ir čia yra tas sistemiškumo pagrindų dėjimas. Tai ta tendencija, kokia yra dabar, jinai labai gera, jinai dedanti pamatus. Kaip ir dabar paminėjo, ar ne, mes matome Lenkiją. Lenkijoje negimė keliai geri per dieną, per metus, per penkmetį. Jie šitą sisteminę problemą išsprendė 2004 metais, suformuodami sisteminį fondo sprendimą ir turime 21 metus, kada jie pasiekė tą lygį. Taip, skaičius tarsi ilgas, bet jeigu neturėsime sistemiškumo, neturėsime ateities. Dabartiniai pagrindai, kurie gimsta iš ministerijos, su ekonomikos pritarimu komiteto, su vyriausybės programa, deda pagrindą tam sistemiškumo atsiradimui, aiškumo atsiradimo visiems mums, jums planuojant savo verslą, investuojant į verslą, mums planuojant keliarius metus į priekį. Šiai dienai pats planavimas iš Vija Lietuvos yra, 10 alternatyvų turime susidėti, kas bus gruodžio kažkelintą dieną, kada Seimas patvirtins kažkokį tai skaičių. Ir įsivaizduokite, iki to laiko vyksta komiteto posėdžiai. Mes, kaip suinteresuota šalis, kaip ministerija, dalyvaujame, įtikiname, ką girdime. Plius 200 milijonų, plius 100 milijonų, plius 300 milijonų. Eina augimas tarsi labai gera tendencija. Mes prognostinius modelius vėl koreguojame, dedame tą mėnesį, skubame, rangovus informuojame, pasiruoškite, bus tas. Jūs nusiperkate techniką, jau investuojate, biudžeto sprendimas, grįžome į tą patį tašką. Ką reiškia? Sistemiškumo nebuvimas. Neprognozuojamas sistemiškumo nebuvimas. Taip valstybė turi prioritetų, taip mes esame neapibrėžtoj situacijoje, taip prioritetas
nuo geopolitinės situacijos priklausantis. Bet statant pamatą, ką ministras ir sako, ministerijos pozicija, ekonomikos pozicija, vyriausybės programa, sistemiškumą turim, lėšas turim, tendencija ėjimo gera. Tai tas pats svarbiausia dedamoji, kokia yra šiandien, bandoma jau išpildyti. Kitas klausimas turbūt higieninis. Mes visada atskiriam turbūt kelių infrastruktūros sistemiškumą šiai dienai ir ta didžiausia nežinomybė yra šiandien, ar ne, kaip mes ją padarysime, turime apibrėžtą laikotarpį, kada tą padaryti. Ir yra higienos klausimas, tai pačios Via Lietuvos darbas, ar ne, kaip jinai sugebės dirbti, kaip jinai sutelks infrastruktūros įmonės tam darbui, kaip efektyviai mes galėsime dirbti visi kartu. Tai šioje dalyje pokytis, aš sakyčiau, mes esam 60% teisingam kely, įsivardinę, ką turime pasikeisti ir kur turime dar patobulėti. Susitarimai su jumis tikrai yra lūkesčiai, ko mes norime, jūsų pasakymai, ko tam reikia. Tai šioje vietoje labai aiškus higieniniai darbai, kuriuos per šiuos metus turime pasidaryti. Bet didysis klausimas, kaip mes sugebėsime įtikinti, kaip sugebėsime paduoti įrankius tam sistemiškumų atsiradimui. Ne faktas, kad viso šito šalys galvoja kartu. Lygiai taip pat ir mes ruošiamės, ar ne, su ministru pateikti tam tikrus įstatymo tobulinimus, būtent sistemiškumo atsiradimui. Darome analizės 4 geriausių pasirodžiusių per pastaruosius 40 metus šalių analizę, kas lėmė jų tą kelią. Tai yra Austrija, ta pati Lenkija, Skandinavijos šalis, Vokietija. Kodėl yra gerai, ką jie priėmė, ką darė kitaip. Pradedam nuo higieninių darbų, baigiam kokį įstatymą, kada jie priėmė. Lenkija, mes matome, pasikartosiu, 2004 metais savo užsibrėžė prioritetą, tikslą, užduotis ir priemonės. Mums lygiai tą patį reikia padaryti. Strateginė kryptis aiškiai, vyriausybės programoje įvardinta, ministras tam pačiam puslapyje, įsitvirtiname tai, priemonės, kurios ten sueis, mes ir dabar žinome, yra ir dabartinės biudžeto lėšos, kokios galimos, sakykime, kurios iš kelių galėtų tekti. Naujos priemonės, ką ir Šarūnas minėjo, tai yra etolingas. Viskas tarsi teisingam kely, trūksta kelių susitarimų. Iš to, ką jūs sakote, ar net turbūt, kaip čia, leisiu taip vaizdžiai apibūdinti. Lyg ir tokia ore sklando, ar ne, visi jaučiam, turi gimti kelių fondas. Ne? Toks, nežinom dar iki galo, čia pavasarį ar rudenį, ar ne, kada jau čia tas gimimas vyks. Bet tam tikrą prasme, vidinis jausmas, kurį aš turiu, kad mes visi kalbam, kad gims, ar ne, turi gimti, bet mes net iki galo dar šiandien nežinom, tai mergaitė, berniukas, ką mes čia, kas tas kelių fondas, ar ne, kaip jisai atrodys bendroje sistemoje. Ar kelių fondas tampa, ar buvusi kelių plėtros ir priežiūros programa tampa fondu ir į tą fondą sueina visi finansavimo šaltiniai, kurie buvo, atsiranda nauji, ar jis yra atskiras, ar ne? Kaip tas pats sunkiasvoris transportas su tolingu, kaip jis bendroje sistemoje atrodo. Aš leidžiu taip, užduodamas tą klausimą, iš toliau prieiti, bet vėlgi, ar ne? Kai mes kalbam apie tolingą ir turėsim čia atskirą diskusiją, bet vėlgi, tolingo turbūt visų lūkestis ir direktyvos raidė ES, ar ne bendras sprendinys visai Europai, sunkiasvoris transportas per atstuminę sistemą, nesvarbu, tolingas, vartai ar dar kažkokia, visoje Europoje nuo 30 metų turi susimokėti už jam mokamų kelių palaikymą, priežiūrą, einama į remontą ir tų kelių plėtrą, ar ne? Tai privaloma yra TNT tinklas, gali būti daugiau. Tai vėlgi, ar ne, mes turbūt įsivaizduojam, kad 2-3 metai tolingas vis tiek turės būti, ar ne? Nebus antras nacionalinis stadionas. Tai tolingo lėšos nukeliaus į fondą ar ne? Viena dalis turbūt klausimo. Antra dalis klausimo, dabartinis KPP, kuris
nėra finansuojamas akcizo lėšomis, bet visi supranta, kad tai yra šiuo metu tokia yra finansų ministerijos tradicija, maždaug pusė akcizų lėšų. Tai vat, aš tada, mano klausimas vėlgi toks platus, kokią ambiciją, ar ne, jūs brėžiate, nes vėlgi, Mariaus pristatyme galima sakyti, kad per metus būtina turėti 1,5 milijardo. Neįvertinant viską. Perėjęs būtina einamą į remontą, būtina plėtrą, aplinkelius ir taip toliau, turbūt 1,5 ir 2 milijardai būtų visiškai normali suma. Tai pirmas klausimas, kokią ambiciją brėžiate, koks bendras metinis biudžetas turėtų būti, nešnekėkim gal apie 26, galvokim, 27-28, kai jau visi sisteminiai sprendimai įsibėgėja. Ir tada kaip jūs matote tą sąrangą ir kur jūs turbūt tą akcentą didžiausią dedate, ar ne? Ar fondas bus mūsų tas gelbėtojas, ar fondas bus, jis bus vienas iš 3 šaltinių, kaip pavyzdys, ar ne? Mes turėsime tolinką, kuris sumoka už mokamus kelius, apmoka jų sąskaitą, grubiai šnekant. Mes toliau turėsime kelių plėtros priežiūros programą, kurią rūpinsimės einamuoju remontų, palaikymu ir taip toliau likusio tinklo. Ir, fondą naudosime plėtrai kelių, kaip pavyzdys. Čia vėlgi mano fantazija galbūt dabar sudėliota. Tai vat, kaip matot, kokia ta vizija ir kokia, turbūt, ar ambicija, ar reali ambicija ta tokia, kas įmanoma? Kai palyginot, kas gims ar berniukas ar mergaitė, aš galvojau, kurioje čia mes toje proceso dalyje, žinot. Svarbu kažkas gimtų. Taip, tai mes dar, man atrodo, tik tai, žinot, tame procese, kur pajaučiam malonumą, dar greičiausiai galvodami, kas čia gims, bet, gal vieni jaučia, kiti gal ne, bet, atsiprašau, gal netinkamas pajuokavimas, bet, žinot, kadangi... Stadiją apibrėžti labai svarbu, kurią esame irgi. Tai va čia ta stadija, tik tai kažkaip iki malonumo dar nedaėjau šitoje stadijoje. Tai dėja. Bet aš jaučiuosi va toje stadijoje ir va tuos klausimus, kuriuos užduodat mum, mes ir patys savo užduodam. Ir tinkamas į juos atsakymas turbūt būtų tas, kad vėl reikia prieiti prie to, aš kaip ministras, kaip politikas, kaip įsivaizduodamas, kas yra teisingiausia, ko labiausiai siekiu, kad ar čia iš 3 dalių, ar iš 4, ar iš kokių šaltinių, man yra esmė ta, kad padarytume tokį pokytį, kuris po 2 arba 3 metų nebūtų noro niekam iš esmės jo kvestionuoti ir sakyti, žinot, fondas gerai, bet gal 300% jo nukreipkim ten kažkur kitur. Nes, pasikeitė valdžia ir dabar mums patogu bus va taip pat. Ir tada jūs vėl visi turėsit diskusiją su nauja valdžia. Tai labiausiai norisi va tokio pokyčio. Kokios dalis? Tai matyt, labiausiai mąstome apie tai, kad kelių fondas kaip toks turi atsirasti, pagrindė iš to, kad yra mokami keliai, ambicija yra praplėsti ne keliais procentais, bet iš esmės kartais apmokestinimų kelių ilgi, pavadinkim taip, skaičių ilgi, bet svarbu, kad daugiau būtų mokamų kelių. Kodėl? Todėl, kad jau nežinau, kas to nežino, bet yra labai daug kelių, kurie yra neapmokestinami ir vežėjai, pavadinkim juos taip, labai tą žinodami puikiai labai to naudojasi. Ir dabar gaunasi, kad esant šitai sistemai, tai ne tai, kad nesumoka už nemokamą kelią, nes nereikia už jį mokėti, akivaizdu, tačiau pasinaudodami sisteminę spragą iš vis nesumoka. Tai reiškia ir nieko neduoda, ir dar greuna. Tai yra labai prastai. Tai praplėtimas ir iš to į fondą. Bet į fondą, tai idealus variantas, ką mes įsivaizduojam, tai nuo tų kelių, nuo kurios surinkami yra pinigai, į juos ir grįžta. Vat ir čia vėl lygiai tas pats. Kaip pradžioje kalbėjom apie biudžetą. Tu surinki iš vienos ryties, bet atiduodi kitai sryčiai. Labiausiai nesinori, kad vėl būtų surinki nuo mokamų kelių, o tada kam atiduot, kažkam tai, kažkur. Tai vat, kad grįžtų atgal į juos. Kita ambicija, kad KPPP lėšos lygiai taip pat išliktų. Ir čia jau
politinis klausimas, tai va, čia jau mum kaip Seimo nariam ypatingai aktualus yra, kokį paskirstimo procentą daryti. Nes dabar procentas eina valstybinius kelius, kitas dalis procentinė, visai nesenai pakeistas įstatymas buvo, eina savivaldai. Ir čia va tada jau tada bus klausimas, kam ir kiek skirti ir kaip paskaičiuoti. Ir čia įsijungia, aišku, įsijungs visi politikai, įsijungs prezidentūra, Seimas, vyriausybė, tam, kad pagalvoti, kas ta regionų plėtra, kaip jinai turi būti įgyvendinta ir panašiai. Nes švietimo sistema aiškina apie regionų plėtrą per savo prizmę, sveikatos sistema per savo prizmę, socialinė sistema per savo prizmę, mes turime savo prizmę. Ir mano prizmė yra labai paprasta, kad jeigu aš matau daug prastų kelių, daug žvyrkelių, žvyrkeliai gali būti geresni, gali būti prastesni, bet iš esmės aš asmeniškai nenoriu iš vis kalbėti apie žvyrkelį, aš noriu, kad tokio dalyko kaip žvyrkelis nebūtų. Ir po kokių 50 metų naujai užgimę vaikai, jie žodžio žvyrkelis nesuprastų. Tiesiog nežinotų, o ką tai reiškia. Ačiū Dievui, nežinai, ką tai reiškia. Ne? Tai būtų tai gerai. Bet aš žiūriu per prizmę regionų plėtros tą, kad jeigu turėsime gerą kelių infrastruktūrą, tai bus vienas iš postumių ten gyvenantiems žmonėm, augantiems žmonėm, negalvoti apie tai, kaip nuostabu išvažiuoti tik tai kitur. Bet tik ne čia, jau tik tai ne pas save tam rajonėlyje, kuriame, gerai, galbūt atlyginimai mažesni, bet jau keliai tokie, kad jau niekada aš jau važiuoju kitur, nes čia neįmanoma būti. Tai ir per šitą prizmę. O kokie kiti finansavimo šaltiniai? Čia aš matau, politiką matau, tai yra gebėjimą įtikinti, gebėjimą pasakyti ir įtikinti to, kad štai čia ir čia, kaip buvo pasakyta anksčiau, tie yra žemai kabantis vaisiai, kurios nori nusiskinti ir turėti savo dispozicijoje. Tai įvairiai, bet sakau, kaip ir pradžioje sakiau, atsiprašau vėl dar kartą už tą galbūt netinkamą palyginimą ir metaforą, bet kol kas aš jaučiuosi ten, kur jaučiuosi. Ministrė, vėlgi, ką ir Marius paminėjo, 2/4 metai Lenkai. Tai priėmė sprendimą ir politikai šiandienai nepakeitė būtent fondo finansavimo dispozicijų. Ta, ką sakome, jeigu mes šiandieną susitarsime su aiškiom sąlygom, aiškiais kriterijais ir laukime tiek, matyti, žiūriu į Marių, matyti vis tiek vedantysis arba kaip turėtų atrodyti gerąją praktiką, imant iš Europos ir fondo steigimo šaltinių jų, diskusijose matyti, jūs vis tiek irgi dalyvaukite, kad girdėtų tiek ir matyti ir politikai, tiek ir ministras, kaip jūsų akim atrodo. Ir kad tos diskusijos būtų vaisingesnės ir pristatyti tokį planą, kad kuo mažiau mes užtruktumėm laiko. Ir kad su sekančiu biudžetu, aš manau, kad jeigu 25 metų mes gruodį svarstysime, kad būtų etolingo programa visiškai aiški ir fondo struktūra, kaip jie turėtų atrodyti 26 metais su visais savo kriterijais. Tai aš to tikiuosi, to linkiu Vijai Lietuvai, visai komandai matyti, tiek ministerijai kaip kuruojančiai, o mes politikai, kaip ir ministras dviejose vietose yra ir politikas, ir dabar kaip ir atsakingas už šitą sektorių, tai jam, kaip čia pasakyti, dar sudėtingiau arba neskaniau galbūt yra, bet ministro įžvalgos, jo supratimas ir patirtis, aš manau, kad tai duos gerų mums rezultatų ir ekonomikos komitete svarstymai, jeigu bus pateikti tokie, kokie išdiskutuoti jūsų bendruomenėje, manau, kad sklandžiai turėtų viskas vykti. Pati konjunktūra, ar ne, kaip tas fondas atrodys, kaip mes naudosime lėšas, yra labai svarbi. Yra daug įvairiausių pavyzdžių, ar ne, kaip veikia Austrai, ar ne,
kaip veikia Austrų įmonės Finagas ar ne. Tai veikia be valstybės pagalbos. Įmonė pati uždirba, pati jį remontuoja, pati išleidžia, turime gerą DBI. Bet kas tame yra? Tai yra, kad turbūt sena įmonė, sena valstybė, visą laiką buvo prioritetas keliai ir panašiai, ir kelių mokestis yra kosminis. Mes iki to turbūt neteisime taip greitai. Yra Lenkų modelis, fondo veikimas, bet labiau pasižiūrėčiau į tokius techninius turbūt. Ir tai politikai suformuos pačią kryptį, ta prasme, mes labiau įgyvendintojai esame. Aš galiu pasižiūrėti į žvilgsnį atgal, kokias klaidas padarėme, kad iš jų pasimokytumėm. Turime KPPP, ar ne? Ta nuolatinį mūsų, sakykime, vienintelį tą lėšų suėmimo šaltinį. Ir kokia klaida buvo esminė, iš to paties lėšų šaltinio mes darėme viską. Tai ir plėtra, ir palaikymas, ir panašiai. Ir čia pasidarė tampomas kibiras iš vienos rankos į kitą. Mes nuėjom į Via Baltikos rekonstrukciją iš to pačio šaltinio, kuris iš esmės skirtas, aš pervadinčiau šitą programą, ne į KPPP, išbraukčiau žodį plėtra visų pirma. Tai turi tapti priežiūros programa, kuri vėlgi lygiai taip pat turi priklausyti labai aiškiai su aiškiom kriterijais tai pačiai ministerijai arba tai pačiai įgyvendintojai Via Lietuvai. Mes negalime imti iš šaltinio, kuris yra skirtas palaikymui infrastruktūros, pinigų į plėtrą. Ta mes padarėme ir to pasiekmę mes turime. Mes nuėjome į didžiulius plėtros projektus, Via Baltica 550 milijonų eurų. Iš to paties palaikymo išėmėme. Tai ką mes turime? Taip, mes turime turbūt tobulą, gerą magistralinį TNT tinklo kelią, kurio galėsime pasigirti, bet palaikymą mes pamiršome, nes mes neturėjome kito šaltinio. Ir to pasiekmę mes turime per DBI, per tiltus. Tai KPP turi tapti, mano manimu, bet vėlgi tai yra, aš galiu būti tik tai, kuris pašonėje ministrui tam tikrus turbūt įžvalgas pasakys, arba ir ekonomikos komitetui, kad tai turi tapti palaikymo programa esamos būklės palaikymu. Visa kita, kas yra plėtra, kiek valstybė turi pinigų, tiek jinai investuoja, bet jinai turi palaikyti tinklą, koksai yra sukurtas čia ir dabar. Jisai neturi blogėti, mes jungčių neturime uždaryti. Tada tai jau palaikim, ta prasme, tai plėtra jau mes matome kaip fondą, ar ne, į kurį sueina tam tikri šaltiniai, tai pačiai plėtrai, bet fondas vėlgi, tuo pačiu jisai turi palaikymo funkciją, kadangi į jį vis tiek vienaip ar kitaip tos pačios etolingo lėšos greičiausiai ir ateis. Ir palaikymo funkcija mokamuose keliuose jau padarys pats tolingas. Ir pinigų padidinimas, žiūrėkit, mes visi turbūt puikiai suprantam, tolingas yra vienas iš šaltinių. Mums tą šaltinį reikia dvigubinti, trigubinti, turint labai aiškias tolingo lėšas, natūraliai, tu jau čia pačiam versle labai aiškiai žinai, tu turi 100 milijonų, reiškia 300 galiu pasiskolinti. Toks paprastasis būdas. Turime 200, reiškia dauginam kart 3, turime 600. Dalis eina mokamų kelių priežiūrai palaikymui, dalis eina plėtros projektą. KPPP tik tai palaikymui. Bent, ta prasme, tai tokios paprastos įžvalgos iš kitų valstybių patirties. Bet čia yra diskusijų klausimas. Esmė yra susitarti. Aš suprantu jūs ir nenorą įkalbėti, uždėti konkrečius skaičius, jūsų vietoj turbūt lygiai tą patį daryčiau. Iš kitos pusės vėlgi, tai ką jūs minite, ar ne? Aš dabar leisiu savo paberti tokių visokių skaičių ir tada prieiti prie klausimo. Lenkai, jeigu neklystų, pirma dalis, jie turi tolingą, ar ne? Tai reiškia, kad vienas iš fondo pajamų šaltinių yra tolingas. Sunkiasvoris transportas susimoka sąžiningai suskaičiuotą mokamo kelio tinklo palaikymo, priežiūros, remonto ir panašiai sąskaitą, ar ne, ir tos lėšos patenka į fondą. Tuomet Lenkų fondas turi, jei neklystų, 4 grubiai europietiškus centus nuo kiekvieno parduoto litro kuro. 2, Marius tikslino, 2. Okay. Jo. Ne skandinavai, Austrai, Finagas ar ne,
didžiausias mokestis, kuris taikomas nuo šių metų, už vieną nuvažiuotą kilometrą, didžiausia tarša, didžiausia leistina masė - 59 centai. Vokiečiai - 45 centai. Mūsų vinjetė, skaičiuojant, kad ji kainuoja per metus 1300 eurų suapvalintai ir viena sunkiasvorė mašina judanti po Lietuvą per parą nuvažiuoja 400 km, kas yra realus skaičius, gaunasi, kad 1 kilometras nekainuoja 1 cento. Ne? Akcizas dyzelino, kuris dabar pabrango, ir čia turbūt irgi yra tam tikra ir politinė grėsmė, ar ne? Nes jeigu Lietuvoje akcizo pardavimai sumažės, tai turbūt bus irgi didelis politinis debatas, bet šiandien litre dyzelino yra beveik 60 centų mokesčių akcizai, 26-aisiais turėtų būti 70 grubiai, 28-aisiais 80 centų. Jeigu 24 metais valstybė iš akcizų surinko kiek daugiau nei milijardą jau, tai nepasikeitus pardavimo kiekiui, tas surinkimas turėtų artėti link 1,5 milijardo bendroji sumoje. Kam dabar tos visus skaičius įvardinau? Turbūt mano grėsmė arba toks klausimas, ką mums reikia visiems kartu ir kiekvienam atskirai padaryti, kad tas paklodės tampimas sustotų. Ar ne? Nes vėlgi, didžiausia grėsmė, kurią bent jau mes visi turbūt matom, yra paklodės tampimas. Valstybei reikia pajamų, vėlgi, tai, kas yra akcizė suplanuota, dalis jų yra nukreipta į tą patį gynybos finansavimą, ar ne, įstatymo raidė, taip yra numatyta. Tai ar mes nesukurdami iš esmės naujų finansavimo šaltinių, neįvesdami naujų mokesčių, fantazuoju, čia nesiūlymai, bet keliu patį klausimą, visuotinio automobilio apmokestinimo, dar kažkokių, ar mes sugebėsim surasti tą finansavimą, kurio mums reikia. Ar mes rasime, nes vėlgi turbūt valios dar įvesti papildomus 5 centus akcizę, netikiu, kad jinai gali atsirasti, ar ne, jau ir taip akcizas yra milžiniškas. Mes nežinom, kas bus su akcizo surinkimu. Valios apmokestinti visus automobilius, turbūt irgi netikiu ir net ir sakau, nėra siūlymas. Tai vat, kaip jūs matot, ką mums reikia padaryti, kad visgi tas finansavimas būtų tvarus? Ir tokia, kaip vyšniant šito savo klausimą užduosiu, ar apskritai matot, hipotetinis scenarijus, kuris gal ir, nežinau, ar nėra netoks jau nerealistiškas. 26 dėl objektyvių priežasčių visgi tolingas nestartuoja. Taip nutinka, ar ne? Ir mes rudens sesijoje ekonomikos ir biudžeto komitetuose turime paprastą turbūt klausimą. Ar vinjetės vis dar keliauja į biudžetą, ar visgi jau būtinai vinjetės būtina padaryti via pajamomis, kam nebuvo valios ar ne su prezidento teikiamų projektų ekonomikos komitete, nes biudžetas jau buvo ant stalo irgi padėtas, tai ir ar, pavyzdžiui, vinječių pinigus arba ateityje tolingo pinigus atidavus vijai, nebus poreikio tą sumą sumažinti kelių plėtros ir priežiūros programą. Ta prasme, ar nebus taip, kad mes iš tikrųjų, tai, ką mes šnekame, mes kūrėme toj pačioj vietoj tą patį, tik kitaip pavadinam, ar ne? Ar tas fondas ir tos visos idėjas, kurias mes gimdom, jos iš tikrųjų nepadidins pinigų kiekio ir mes vėl liksime taip pat prie to paties pirago, ar ne? Piragas nepasikeis. Tai baigiu savo labai ilgą įžangą, ką mes kiekvienas ir kartu, ką kiekvienas atskirai ir ką kartu turim padaryti, kad realiai piragas padidėtų ir kur yra to pirago didėjimo šaltinis. Ar mes turim galvoti apie naujus mokesčius, ar mes turim galvoti apie akcizo visgi atkovojimą tikrąją to žodžio prasme, kur tas mūsų potencialas? Apie akcizo atkovojimą turime galvoti, kokiais kiekiais mes jį galėtume atkovoti, čia kitas klausimas yra. Bet po truputį reikia atkovoti. Po truputį atkovoti reikia ne vien tam, kad vėl tą paklodę ant savęs daugiau užsitempti, kas visiškai žmogiška ir natūralu. Bet aš truputį žiūrėčiau, žinot, kaip politikas. Kokią padėtį turime dabar su akcizais? Niekam nepaslaptis. Visi iš esmės žino, kiek surenkama
ne? Ir kiek nepatenka tam tikslui, dėl kurio jisai iš esmės renkamas. Ne? Mes galime dabar sakyti, kad aš kaip politikas galiu, žinot, rinkėjai, mėlėjai, jūs buvot suklaidinti, iš tikrųjų akcizas ne tik tai keliam, ten ir taip toliau ir panašiai. Esmė ne ta, ką aš šiandien pasakysiu, esmė ta, ką šiandien žmonės supranta. Jie supranta taip, aš moku brangiai už kūrą, tai ne tik tai rinkėjas kaip toksai verslas lygiai taip pat. Verslas moka brangiai už kūrą, tame didelė dedamoji yra akcizo. Kodėl nekeliauja ten, kur iškeliauja ir nekeliauja ten, kur aš galvoju, kad nekeliauja. Tai šitą dalyką po truputį, labai staigiai neišeina, neįmanoma to padaryti. Bet pats baisiausias dalykas, kuris galėtų įvykti ir ką, tai paprastai sakant, reikia išmušti iš finansų ministerijos dėliotojų eilučių galvos, kad jeigu mes savo ministerijai, suprasdami, kad vien tik tai tempti paklodės negalime, bet galime truputį atimtelti, bet tuo pat metu sakome, žiūrėkit, mes žinome iš kur papildomai paimti. Daug, nedaug, bet žinome papildomai. Tai mes turime omenyje papildomai. Čia yra esminis žodis, kritinis, pastorintas, pabrauktas ir dar šviečiantis. Tai yra papildomai. O tai nereiškia, kad mes surandame ir kitos lėšos atitinkamų mastų yra atimamos ir sakoma, mėlėjai, gerai sugalvojate, atradote, tai dabar iš kitos pusės mes jums sumažinsim. Tai nedaug dievė, nes tada mano atsakymas paprastas, o kam aš tada čia viską kursiu, kam man tas tolingas, kam man viskas, tai kiek duoda, tiek yra, kiek gauni iš to gyveni. Tada ateini, čia gražiai atsisėdęs, paburi kažkokias fantazijas jums susirinkusiam, tu ir pasibaigė. Ne? Ir, kaip sakant, pragyvensi tą kadenciją, ramiau, tyliau kažkaip, tai ateis sekantis ir sekantis sėdės tą patį burs ir tiek žinių. Tai nesinori burti. Norisi, kad būtų papildomai, nes papildomai, iš kur reikalinga papildomai, matėte daug skaidrių, patys šitame sektorėje dirbate, patys pagaliau kaip su savo automobiliais važinėjate ir matote. Ir žinote, kad reikia papildomai. Nebus papildomai, bus taip, kaip yra dabar ir tik blogiau ir blogiau. Tai labai nesinori, kad būtų taip. Ir aš tikiu, kad ekonomikos komitetas, visi kiti komitetai, ypatingai biudžeto ir finansų komitetas, kad tą supras. Nes mes tą suprantam, jūs tą suprantate. Nežinau, kaip dar labiau reikia vienas kitą įtikinti. Įtikinti greičiausiai, kad matyti reikės. Ir aš noriu pasakyti, kai kurie netgi kolegos, ką ir ministras minėjo iš jau kolegų pusės, jie 100% yra įsitikinę, kad akcizų dalis kažkuri tai nueina į kelius ir mes tiesiogiai arba Via Lietuva tai savo kaip įrankį, kaip finansinį instrumentą jie turi. Tai iš vienos pusės tai yra gera žinia, kad mes galėsime pasakyti arba operuoti tai skaičiais, kiek iš akcizų šiandienai pakankamai didelio ir kad mes į kelių priežiūrą, plėtrą arba kaip kitaip pavadinkime, į kelių sektorių jie nenueina. Tai vienas tiek ir šaltinių, tiek ir argumentų matyti, mes tai turėsime ir tai iš tikrųjų manau, kad yra labai, pavadinkime taip, mūsų pusėje yra kamuoliukas. Kad priiminėti sprendimus ir uždaryti visus klausimus reikia atviros, geros, iš tikrųjų teisingos diskusijos. Ekonomikos komiteto dispozicijoje taip pat yra dar dvi kuruojamos ministerijos. Energetika turi savo viziją su savo planais, matymais ir taip toliau. Tai pradžia yra vis tiek, kaip tenai bebūtų. Marius turi duoti toną ministerijai, skaičius, gerą bendradarbiavimą. Ministerija paruošius teisės aktus pristatyti ekonomikos komitetui. Ekonomikos komitetas
premjerui ir visai jo komandai, kad kuo mažiau būtų politikos ir kuo ta diskusija virstų iš tikrųjų kūnu. Jeigu visi sutarėm, manau, kad judėjimas dar kartą tiek akcizų dalis, aš asmeniškai iš tikrųjų įsitikinęs, klausimas tik tai, kokia ta dalis turėtų fonde būti, bet čia diskusijų klausimas, bet aš manau, kad tai turi būti ir laukiame greitesnių arba paruoštų jau sprendimų, kuriuos galėtumėm diskutuoti ir matyti. Ir jūs turėsit savo įžvalgas dar į paruoštą ministerijos galbūt ir fondo, ir kitus įstatymų projektus, tad visus tą progą ir naudojosi, diskutuokime tiek ir su Šarūnu ar per Šarūną, asocijuotom struktūrom, kad politikai nesuklystų ir girdėtų tuos žodžius, tikruosius žodžius, kur mes galėtumėm imti tikrą pagrindą, tikėti ir pasitikėti vieni kitais. Aš dar vieną mintį tiesiog užakcentuot pamiršau, kai tikrai tos mintis sklando tos mintis apie galimą kūro akcizo padidinimą. Tarkim, centas nuo litro, ne? Bet jau šitas centas, tai žinokit, šventai grįš atgal į kelių sektorių. Viskas. Ir tose diskusijose tas klausimas man kyla toksai, bet įsivaizduokit, man kaip politikui visų pirma, rinkėjui rodyti, žiūrėkit, dabar tai mes jau jūsų neišdursim. Dabar tas centas, tai patikėkit, centas šitas grįž. Ir rinkėjo klausimas labai paprastas, o tie 60 centų, kur prieš tai kodėl jie negrįžta, ne? Kame čia problema, ne? Žinai, taip jau gavosi, ne? Bet jau šitas centas šventai. Tai aš šitoj vietoj labai atsargiai norėčiau šitą diskusiją vystyti, nes mes visi, ir kaip paprasti vartotojai, ir aš pats kaip vairuotojas, aš matau, kiek turėtų grįžti, ir objektyvios priežastys, ir subjektyvios įvairios, kodėl negrįžta tiek, kiek mums atrodo, kad turėtų grįžti, bet pasakyti, žiūrėk, nuo šiandien daugiau, bet čia tai jau tikrai. Ar tai yra tikrai teisingas kelias, kurio mes turėtume kaip politikai eiti, aiškindami apie mokesčius, ir čia tas pats susiję ir su lengvu automobilio apmokestinimu ir panašiai. Bet kuris lengvo automobilio savininkas, tai palauk, tai kiek užpyliau, iš esmėsgi labai lengvas skaičiuoti. Užpyliau reiškia pravažiavau, tai gražinaugi, naudojusiu tuo keliu, gražinau, prašom. Kame reikalas, kodėl aš dar kažką, tai tada aiškinimas koks atės. Žiūrėkit, todėl, kad mes paėmėm ir kitur išleidom. Tai aš nekvestionuoju to, nesakau, kad kitur leisti yra labai blogai. Valstybė yra vienas didelis bendras mechanizmas, sugriausi vieną, kaip sakant, jo dalį gali ir visos kitos neveikti. Bet esmė ta, kad šito sektorio klausimus ir keliamus rūpešius reikia girdėti. Visus, jeigu girdim visus, girdim visus. Jeigu girdim išskirtinai kažkokį vieną, reiškia kažkas negerai su mumis. Mačiau, kad laikas baigėsi, rodo, tai labai pabandysiu trumpai. Klausimas labiau toks politinis, iš esmės, ką politikai, kokią mato brėžia kryptį, kaip mato įgyvendinimą. Mano darbas, labai puikiai pirmininkas turbūt apibūdino, mano darbas pateikti praktikas kitų valstybių, iš ko susideda, kur sėkmės formulė, padaryti analizės, atnešti galimų sprendimų alternatyvas. Tai tą darbą mes tikrai padarysime. Puikiai žinau visą Lenkų sistemą, 2 centai prie kuro mokestinė priemoka, greičio matuokliai, TNT keliuose, už jų surenkamos baudos į fondą eina, registracijos mokestis eina į fondą. Visas eilutės mes puikiai žinom su lėšų suma, turime žinoti, kiek tą infrastruktūrai reikia, kiek rangovas gebėtų padaryti. Čia tie mitai, kurie sklandydavo, ne milijardo, tai rangovai tikrai negalėtų padaryti. Aš manau, mes nekalbėkime apie milijardą, ir 2 milijardus ir tikrai padarytų. Verslas labai puikiai prisitaiko, žinodamas ateities sprendimus. Tai manau, kad kiekvienas sprendimas labai puikiai būtų tai įgyvendinimas. Tai mes atnešam alternatyvas, mes žinome, kiek suseiname, žinome, kiek infrastruktūrai reikia, politikai nuspręs. Esmė yra turbūt
mano žinutė labai aiški, kurią turbūt transliuojame šitos keliarius metus ir tai ir paverkšlenimai vadinami, bet prisimdami kiekvieną sprendimą, aš, ministras, politikai, jie turi žinoti sprendimo pasiekmę. Ir toj vietoj mes turime labai aiškiai pasakyti, suprognozuoti, biudžetas bus arba bus pinigų 600 milijonų, uždarysime 40 tiltų rytoj. Nuo to sprendimo nepabėgsime, iš principo. Tai tas pasiekmės žinojimas, matau, indikuos ir tam tikrus sprendimus. Sprendimai visada galimi. Atsakomybė turbūt aukščiausia lygiai ir su ministru kelis kartus esame pasikalbėję, susitarę, kad naktiniai skambučiai priimtini. Visi žinome, ant kokios infrastruktūros mes važinėjame, kokia infrastruktūra yra, turime būti pasiruošę. Bet sprendimus reikia priimti šiandien. Mes atnešime tikrai alternatyvas, atnešime galimybės, kaip fondai susideda, bet sprendimai jau turbūt aukščiausių lygių bus priimti. Visiems mums liko po 1 minutę apibendrinimo. Aš dar turbūt kaip technokratas dažniausiai į politikai turbūt truputėlį kitaip kalba. Visi sprendimai atrodo sudėtingi, bet iš tiesų jie dažnai yra daug lengvesni. Ministras labai aiškiai paminėjo vieną sprendimą, kuris yra čia ir dabar ir kuris indikuotų labai gerą ateities, turbūt būsimo fondo, pinigų, lėšų sumą. Mokamų kelių plėtra. Šiai dienai mes turime, ką ministras ir paminėjo, apvažiavimus, nesumokėjimus ir panašiai, bet tai yra tik tai viena dalis, nesurenkama pinigų suma. Kita dalis, kad ant nepritaikytų tai sunkiasvoriai technikai infrastruktūros važinėja tai sunkiasvoris transportas. Ir mes ne tik tai negauname pajamų, o dar labiau sumokame patys už tą sugadintą infrastruktūrą. Pirmi sprendimai yra paprasti. Plėskime tinklą ir po to užgautas pajamas tvarkykime tą tinklą. Aš tai žinokit, jau ne pirmą kartą leisiu savo pajokauti, tai pajokausiu paprastai. Jeigu už metų, labai norėčiau aišku, bet jeigu būsiu už metų dar ministru ir kai būsime čia, jau nenorėčiau kartoti tą, ką šiandien sakiau, tokį dežavų jausmą, nenorėčiau, kad atsisėsim ir, ką darom, kas per tos metus, nieko nepadarėm. Tai aš noriu, kad mes padarytumėm. Bet kalbant rimtai, tai politinė patirtis sako, jeigu mes iš karto užsibriešime, kad norim padaryti didžiulę, idealią, labai gražią sistemą, tokia, žinot, su viską, apie viską, kur pagalvota. Buvo kažkada toks šūkis, apie viską pagalvota. Tai padarykime mažai žingsneliais. Iš patirties, žinau, mažai žingsneliais gali padaryti po truputį daugiau, negu iš karto viską užsibrėžęs. Nes politikoje būna taip labai daug užsibrėžę ir tave labai greitai pristabdo. Tai už tai, kad pasiektume daugiau eidami mažai žingsneliais, negu nieko nepasiektume, užsibrėžę maksimalius tokius tikslus, kurių tikrai žinome, kad nepasieksim. Kolegų Lenkų, matyt, pavyzdžių, 20 metų ėjo ir dabar tik tai po 20 metų vaisiai savo džiaugiasi jie. Tai iš tikrųjų, bet priimtas sprendimas buvo jų toks. Tai tikiu ir viliuosi, kad mūsų priimtas sprendimas galbūt laike patrumpės, bet dar kartą visiems suprantamos aiškios sąlygos ir tiek ir savo matyti, tiek ir savo kolegom, kad supratimas matyti, ką ir ministras sako, mes turime bendrą vaizdą arba bendrą biudžetą matyti, bet to dalis arba apie kelius, apie jų būklę, apie problematiką nekalbėti arba nespręsti, aš tikiuosi, kad iš 141 kolegos visi suprantame, matome, naudojamės keliais ir kokia jų būklė yra ir dar kartą pristatyti problematiką kaip sprendimo būdus ir matyti taip, jeigu mes kalbėsim apie plenarinių posėdžių salę, kiek gali būti politikos, kiek objektyvumo, tai priklausys matyti nuo pateikto mūsų pasakyti įstatymo projektų, bet tos klaidos arba tas, šiandien aš tik tai truputėlį apie žiedus užsiminiau, galbūt ne vietoje,
atsiprašau savo tam pasisakymę pačioje pradžioje, bet mes vartotojai arba tie, kurie kalbam tarpusavį, kolegos ir Seimo nariai ir kaip vartotojai, ar čia tokie sprendimo būdai galėjo būti, ar tiek po valstybės kontrolės tokių pastabų, ar teisingai buvo finansavimas leistas radarų sistemom ir taip toliau, kad iš tų klaidų padarytumėm išvadas ir kad jų neprikaišiotų tiek ir politikam, tiek ir Vijai Lietuvai ir visiems kitiem, kad turėtumėm tas gerasias pamokas ir matytumėm savo žingsnius į priekį, kad kuo mažiau būtų, dar kartą pasikartuosiu, politikos, o realių darbų. To sieksiu aš per ekonomikos komitetą, bendradarbiavimą su ministerija ir Vija Lietuva ir visais jumis. Ačiū. Ačiū Jums labai. Ačiū šitą diskusiją. Man atrodo, mes tikrai esam tam momente, kai žinom, kad turim padaryti. Ir jeigu savo užsidedam tokį tikslą, kaip ministras ką tik iškėlė, nebekalbėti apie tai po metų, man atrodo labai konkretu ir labai geras šitos diskusijos rezultatas. Ačiū.